apmaudu pralaimėti tokias svarbias varžybas iš tikrųjų, nes žinom, kiek daug jos reiškia. Dabar mano Rytas šiek tiek turi tokį moralinį pranašumą dėl to, kad jie žino, kiekvienas varžybas jie gali laimėti, bet sakau, apmaudu buvo pralaimėti, bet manau, pralaimėjom dėl to, kad labai paleido pradžią iš tikrųjų. Jie mūsų šoko ir buvo sunku atsitiesti. Ir aišku, labai daug lengvų taškų mes prametėm labai daug baudų. Ir nebuvo tokio kažkokio susikalbėjimo gydytojų. Klausimų? Martynai, šiandien to emocinio tokio užtaiso, koks buvo Kaune, nebuvo. Tai yra priežastis, ar tiesiog Rytas geriau šiandien? Kaip pasakyti, aš manau, mes nusiteikę buvom, tik tai gal šiek tiek kažkokio užsitrūko. Kas be ko, jie išėjo labai užsivedę. Mes, kaip visi žinot, mes geriau žaidžiam namie, tai kas be ko galbūt nebuvo toks kažkokio. Sakau, manau, viską pradžia nulėmė ir lengvi taškai, kurių mes nepasiėmėm ir kuriuos mes ėmėm. Kaip komanda veikia tai, kad nėra trenerio, kad pats žaidžiantysis turi prašyti minutės per progėlės, turi keitimų, tai atsiliepia žaidimą? Kas be ko šiek tiek sunkiau, bet, kaip pasakyti, nenoriu šito klausimo labai komentuoti, nes pats iš tikrųjų nežinau, kas būtų ir nebūtų. Galbūt jaučiuosi ir geriau matyti. Galbūt klausimų? O visos kalbos tos aplink finalą, daugiau veikia Žalgirio komanda ir Lietuvos Rytas? Nežinau, galbūt ir viena ir kita komanda jos veikia, tik tai galbūt jos veikia šiek tiek skirtingai. Mes kaip žaidėjai, mes bandom nesikoncentruoti ir aplinkui vykstančius dalykus, mes stengiamės tiesiog ruoštis varžybom. Viską daryti, kaip darydavom viso sezono metu. Ko reikia, kad ketvirtadienį žaistumėtės taip, kaip per ketvirtas? Reikia protingiau žaisti, reikia nebekartoti tų pačių klaidų, kurias šiandien darėm. Labai reikia išanalizuoti žaidimą, nes tikrai šiandien nerodėm tokio žaidimo, kaip rodėm praeitas varžybas ir negalime skristi nuo labai gero žaidimo į prastą žaidimą. Reikia su galva žaisti, reikia nusiteikus visų tų mažų dalykų reikia.